1956 metais, tai va šitam pastate, taip vadinamoje senoje mokykloje, pradėjau eiti į 1. klasę. Ir štai dabar mes matome naują mokyklą, jūrų kadetų mokyklą. Mokykla tikrai su didžia perspektyva. Ir norisi, kad ta mokykla išsilaikytų. Metais mokykla buvo nedidutė, tai buvo tik priauganti 7-metė. Paskui pamažu išaugo 8-metė, 9-metė, o dabar 10-metė. Tokia džiaugiuosi, kad mokykla išaugo į kadetų, apie ką net svajot negalėjom tais laikais. Tik vieną aš sakau, kad mokytojas turi būti iki vyravo lentos mokytojas. Kadetai, ramiai. Sveiki, kadetai. Sveika. Sveikinu jūs švenčių progą. Valio, valio, valio. Laisvai. Kuo mes prisidėjome prie aplinkos išsaugojimo, surinkę tiek makulatūros? Karolina. Išsaugojom medžius. Šioje mokykloje man labiausiai patiko plaukimas su prabanderiu. Tai mane užgrūdino kaip vaikiną. Išmokau rišti mazgus, kelti burės, pabuvau su tikrais vyrais. Šiais mokslo metais man labiausiai patiko projektinė savaitė. Važiavome į Vilnių sausio 13 progą, dabar važiuosime į Drąsinti menį. Man šioje mokykloje labiausiai patinka plaukimai su brabanderiu. Aplankome daug naujų miestų ir sužinome daug ką naujo. Į šią mokyklą atėjau sekdamas jūrinių žinių. Po jos manau stoti kaip nors jūrinį universitetą. Tušo jūra, aš dar norėčiau, kad tu čia atrastum kokią tokią kaip grafiką. Liniją juodą. Turi čia? Neturiu aš tą lapą. Reikia aš nemonešiu. Morte, kokią spalvą galim foną? Patišką. Nu žiūrėk, pas tave, žinok, man grina kinietė. Čainizė. Žiūrėk. Nes pradėjo patikti dailę. Nu, ir kas užkabino tave, tai dailėj? Portretas, ar ne? Žiūrėk, kokia giedrės, kokia yra kontrastai, vien kontrastai. Šventės jūrų kadetų mokykla tikrai graži vieta mokytis ir gyventi. Visada malonu atvykti į šią mokyklą, pasikalbėti su pedagogais, su moksleiviais. Visada geranoriškai priimami ir išklausomi. Kiekviena Lietuvos mokykla būtų tokia šilta, miela ir draugiška bei aktyvi. Mums pasirinkti kas. Tai pakankamai didelis skaičius. Kas pridėka, visiškai, manau, kad tik. Galėtume lygiai du. Čia šitie mums dabar nebesvarbu. Mums svarbiausia šitą vietą dabar užsipildyti. O tada matysim, kas mums yra. Kaip matote, mūsų mokykloje lankėsi seras Konradas Fischeris-Vonas. Visą mėnesį mūsų mokykloje jis vedė anglų kalbą.
Ir taip pas mus mokykloje būna daug visokių svečių iš užsienio, patys daug keliaujame. Okay, so let us continue. Justin and Julio. Please, your turn now. Šiandieną mes pradėsime vaikai kalbėti apie Lietuvos vandenis. Tai vienas vanduo, labai mažo druskingumo. Bet vandens kiekis yra kelis kart mažesnis. Vilės mokytoja, kažkaip galvoju, kad turėčiau papasakoti apie menus mokykloje. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad dirbu šitoje mokykloje, kad yra daug talentingų mokinių. Ir Angelas Sargas iš tikrųjų mums padeda, nes su dabar naujausiomis idėjomis ir įvairiais pasiekimais tai yra tikimybė ir galimybė, kad mes klestėsim ir klestėsim. Aš esu pradinių klasių mokytoja, pati lankiau šitą mokyklą ir džiaugiuosi, kad jau ir ten dirbti. Aš esu pradinių klasių mokytoja, labai džiaugiuosi, kad dirbu šioje mokykloje, kadangi čia yra ir jauku, malonu, gera. Kadangi myliu vaikus, todėl labai smagu perteikti jiem savo žinias, savo gabumus ir patirtį mažiesiams. Aš esu biologijos ir chemijos mokytoja. Džiaugiuosi, kad mūsų mokykla yra daug pasiekusi gamtosaugos srityje. Esu baigusi šitą mokyklą ir džiaugiuosi, kad dirbu joje. Šitoje mokykloje dėstau lietuvių kalbą ir mano viso gyvenimo svajonė buvo būti mokytoja. Aš esu Vilma Žurkauskaitė, mūsų istorijos mokytoja. Taip tokioje aplinkoje, kur niekada savęs neįsivaizdavau, bet šita aplinka padeda atsiskleisti ne tik man, bet ir mano mokiniam. Esu Indrė Sabolytė, socialinė pedagogė. Šioje mokykloje dirbu pakankamai nesenai, tačiau mokinių pagarbos, supratingumo dėka čia jaučiuosi pakankamai gerai, stipriai jie padeda man, aš padedu jiems ir taip gyvenam bendradarbiaudami. O jeigu sulipne juostą jūs nelabai išeina. O tada, tada noriu, kad jūs pasirūpintumėte sagukais. Gerai, tom gėlėm? Ai, aš turiu. Nu jo, Su tokiais? Kadetas yra mokinys, kuris mokosi pagal netradicinio ugdymo programą. Kadetai atlieka praktiką burlaivyje, jie atlieka praktinius užsiėmimus Nidos sporto mokykloje. Kadetai turi rikiuotę, turi garbės kodeksą. Kadetai duoda kadeto priesaiką, kurios turi ir laikytis. Mums talkina karinės jūrų pajėgos, jūrų muziejus ir kadetai, manau, labai pasikeičia atlikdami visą šitą savo jėgomis, savo pastangomis, kada yra išėjimai į jūrą. Mes su kadetais esame aplankę jau ne vieną valstybę. Šią vasarą buvome Gotlando saloje, Visbyje ir jie per tuos praktinius užsiėmimus atsiskleidžia kaip asmenybės. Ši jūrų kadetų mokykla turėtų tapti tarptautinė, būti nacionalinė mokykla, kurioje mokiniai norėtų domėtis jūrą, savo valstybę.
Pirmoji Lietuvoje, bet ne pirmoji pasaulyje. 19 pasaulio šalių jau turi jūrų kadetų mokyklas, kurios vienijasi į Tarptautinę jūrų kadetų mokyklų asociaciją ISCA, International Sea Cadets Association. Visų pasaulio jūrų kadetų mokyklų siekis ir tikslas – žmogiškųjų vertybių ugdymas. Ugdymas žmogaus stipraus, gebančio pažinti save, gebančio atsispirti žalingiems įpročiams, gebančio suvokti, kaip save ugdyti, mokančių suprasti ir pažinti kitą žmogų. Jūrų kadetų mokyklos tikslas – ugdyti aktyvią asmenybę, gebančią bendrauti, žinančią, kaip įsilieti į pasaulio bendruomenę. Be jokios abejonės, tai mokykla, kuri privalo suteikti aukščiausią ugdymo kokybę. Neišvengiamai, tie mokiniai turi turėti ir ugdytojus, kurie yra tam pasirengę. Taigi visus Lietuvos mokinius, visą Lietuvos jaunimą, kuris yra neabejingas jūrai, kuris nori susieti savo ateitį su jūra, o mes gyvename prie jūros ir gyvensime, toks jau yra mūsų likimas Lietuvos, ir kviečiu mokytis tokioje jūrų kadetų